Pakviečiam į eterį Alfa 3, 2, 1. Ir iš karto žiūri į jo ausis ir į akis. Aš jo ieškau. Toks jausmas, kaip kilčiau tokią spiralę aukštyn, aukštyn, aukštyn. Ir matau, kad jis taip prie sienos prisiplojęs, pasislėpęs. Ir aš jį taip nuskanau, išsitraukiu. Jis taip prisiplojęs, žinai. Sako, aš nieko nedarau. Kodėl tu manęs ieškai? Žinai, kaip būčiau prisidirbęs, bet aš nieko nedarau. Kodėl tu čia atėjai į mano arčią? Sakau, aš atėjau pažiūrėti tavo ausų, žinai. Jis taip, ai, nu tai gerai, gerai. Taip atsisėdu, žinai, ant fotelio, taip užsižiebė šviesą, žinai. Tokį krėslą, žinai, savo ten tokį elfinį, tokį sukrito. Sako, gerai, gerai. Kažkaip dešinė ausis, ar ne? Aš nepamenu. Kurią jisai minėjo? Jisai neminėjo, jisai tokiu garsu klausosi. Atrodo, man tai trūks būgneliai, bet vat jisai ir jam normalu yra. Jo, Ir matau, akytės prastos. žinai, kas yra, įrodo, kad jis sėdi, žinai, žiūri TV, bet fizinėj plotmėj taip parodo. Ir tuo pačiu matau, žinai, iš visų pusių einu, žiūriu. Eterinė erdvėj, jisai sėdi, vat, matau tos kūnas, žinai. Jam ant tos galvos, žinai, užmautas kaip musmirės tokia kepurė. Ir vat grinai užmaukšlinta ant ausų, akių. Tik tai nosis ir lūpos matosi. Daugiau nieko galvos nematėt, žinai. Ir jisai, Nu, prasme, jam kaip nusėdė, žinai, tas grybas integravęsis ta kepurė. Ir tarsi nusėdus ant, vat, iki pat ten, vat, užspausta, vat, ir ta klausa, tokia, žinai, kaip pridusinta būtų kokia 50% ir vat tos regėjimus irgi, žinai, jis taip mato, bet nemato, žinai, taip kažkaip bando taip įžiūrėt, bet taip per rūką kažkaip taip prisimerkęs, toks, žinai, taip, į vakarą jam iš viso labai sunku kažkaip tos akys taip. pavargsta. Tai Aš jam, rodyk jam tą grybą, sakyk, musmirę tapai. aš pastačiau, žinai, išskaidžiau, pastačiau, sakau, žiūrėk, kas vyksta. Jisai sako, o, tu kur mes, sako, kas čia per karnavalinis apdaras. Sako, gerai, kad ne ta, žinai, rodo, aš nepamenu, jisai vadinasi iš St. Patrick, ten, kur Ai, Airijoje, tas, jo, leprikonas. kepurė irgi tokia, žinai, aukšta tokia irgi. Sako, gerai, kad ne ta, žinai. Ir jis taip pats nuima tą kepurę, žinai, bet sunku, nes jinai jau tarsi kaip įaugus, integravusius būtų į visus organus, žinai, į tą smegenis, į tą galvą, kaip nežinau, kaip vos ne nuo pat gimimo jam ta kepurė būtų užmauta. Gal žinok, jau atėjo netgi, kai kūdikis buvo, kai išlindo iš mamos pilvo, jau buvo, žinok, su ta kepuryte. Bet jį pradėjo jam augt. Šakės. Kažkaip kaip būtų, žinai, kažkoks vat grybelinė infekcija, kaip mamos gimdoj būtų jau buvus. Kai lindo per tą kaklelį, žinai, pasigavo va tą bakteriją, kažkaip jam ir nenuplovė, gal prilipo, žinok, ir kažkaip vat matau, kad gal ant smegenų, žinau, kažkaip vat pradėjo augti jam kažkokia tokia kaip, nežinau, kaip grybas toks, grybelis toks kažkoks. Ir vat tas akis, tą regą, vat tas sritis pažeidė tų smegenų, žinai. Taip prislup. Jisai nėra, kad visiškai pažeidęs, kad jis nematytų ar negirdėtų, bet toks kaip, nu, šiek tiek pažeidimas ir taip nusilpęs, žinai. Tai aš jam tą grybą nugrybinau iš ten jį. Galu visokius ten tokius kažkokius viralų, žinai, sodas. Lasus jis ten reikia, sako, graužia.
Ir duodam Dr. Morris kibirą žolelių išgerti. Mhm. Nu, čia jį kažkaip ne tik, kad išgert, bet išmaudyt tas Apipilti, smegenis, žinai. išmaudyti. Jeigu dar reikia, galim regresuoti į tą, kai jisai yra mamos pilve ir išeina ir jis tos bakterijos nepasigauna. 3, 2, 1. Taip. Nu ir žinoma, ten jį raptai kažkaip pasijungia, žiaugai, matau, yra. Tik kaip žinai, nuotoliniu būdu būtų prijungti laidukai prie akių, pačių obuolių ir prie ausų ir va taip nuotoliniu būdu per tuos laidukus taip stumdau jam tą regą, tą klausą, žinai. Kaip norėtų, žinai, taip kaip koks Pinokis, žinai, truputėlį taip. Dabar tu žiūrėsi čia, dabar tu klausysi čia to, žinai. Bet tokia užvaldymo, žinai, yra, tai aš nukerpu irgi išmetu tuos kontraktus. Labai gerai. Dabar jam kažkaip atsikimšo tos ausys, tai jisai sako, o Jėzus, kaip garsiai viskas čia. O taip. Tyla ir ramybė irgi turi garsą. Jo, jam ten spengia viskas, atrodo per garsu dabar, ne? Jo, taip lankstosi, dėkoja, sako, oi, ačiū, 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 žinai. Prašom. Tai ausis, akis, visą galvą, tas smegenis pripildom absoliuto šviesa. Jisai užsideda savo kosminės apsaugos, būk budrus. Taip. Jo, Jeigu toks, pajauti kažkas negerai, tai ir žiūrėk, dėl ko negerai yra. jo tokia realių akis įsijungia, matau, kad skanuoja, žinai, aplinką, taip žiūri, 360 dairusiais, taip. Mhm. Suaštrėjo ta rega jam. Bet čia ne tik fizinė, labai, čia ir eterinė erdvė jam suaštrėjęs dabar. Mhm. Labai gerai. Ir jis, elfas, važiuoja karts nuo karto į klinikas ir jam akis tvarko su tais lazeriais. Tai Jo, žinai, ką man parodė, tu dar buvai nepasakius, aš pamačiau, kad aš priėjau, sakau, nuėmiau jam tuos sakinius, sakau, mes tuos sakinius, žinai. Kažkaip nuvažiavom, atsidūrėm prie jūros, kažkoks miškelis, matau. Atsigulė jis taip prie ant smėlio, kažkokio kranto, žinai, taip lyg ir, vat, grynai jau netoli tas miškas, žinai, bet taip ant kranto tos jūros ir jis taip užsimerkė ir tuos užmerktus vokus, žinai, tas akis taip atvertė ir tarsi bandytų per užmerktus vokus saulę pamatyti. Ir tas saulės spinduliai kaip kokie lazeriai, žinai, gydo jam ten. Matau, kad kaip lazeriai, taip, žinai, daryti operaciją su lazeriu, taip perpjauna, žinai, leidžia vėl taip gražiom rankytėm, tokie spinduliukai, kaip rankytės mažytės, mažytės, tokie pirščiukai minkšti būtų, žinai, vėl ten užsiuva, užtvarko, sutvarko, vėl už kažkaip kraujagyslės ten tvarko tą visą taip, vat kaščiuką būtent tą ir sudėtyje. tvarko kraujagyslės. Mhm. Geras. Kaip lituotų, kažkas tokio sujungtų. Tai jisai užsideda savo kosminės apsaugos tom operacijom, kad viskas sėkmingai jam vyksta. Jo, kažkaip visa ta kraujagyslės tos labai silpnos to akyse, Taip. jam nelabai kažkaip nukrenta. Bet čia jam tas grybas kaip užspaudęs būtų, žinai, stūmė į apačią viską. Aišku. Ir jeigu pastiprint jas, tai reiktų jam kokių brolių, žinau, kraujagyslėm gal pagert. Daktaro Morso kraujui stiprint yra ta tinktūra. Ji tokia biški specifinio skonio, bet jinai gera, žinok.
Mhm. Aš Gerai. sugėriau gal 2 buteliukus ir man iš karto per odą toksinai išsimušė. Labai gerai. Mhm. Labai stipri, žinok, labai stipriai veikia, labai gerai veikia. Labai Aš gerai. pridedu dar dabar pripilu į tas akis kažkokių irgi va tų vandens būtybių, tų lašiukų iš to savo buteliuko. Mhm. Jam kaip kažkokie filtrai nueitų tokie, net akys atsimerkė, spalva pakito, paryškėjo. Labai gerai. Taip, kažkokios geltonos gleivės nueina tarsi. Nu, Patenkintas Ilfukas? jo vėl lankstosi, labai ačiū, labai ačiū. Labai prašom. Aha. Tau ačiū.